Sveiki visi, su jumis Tošis ir šiandien pas mus rankose ant stalo, ant kulbių vienas pigiausių detektorių rinkoje, veikiantis detektorius, nevaikiškas Find X Pro iš turkų kompanijos Nokta. Iš tikrųjų, mes turėjom kažkada tai apžvalgą Minutmeno, kuris buvo tas toks pradinuko lygio geras detektorius. Iš tikrųjų, paiešką su juo galima buvo vykdyti. Ir štai turim Find X-ą. Iš tikrųjų, labai pagal savo kainą, labai neblogas detektorius. Ir už 199 eurus jūs iš tikrųjų gaunat daug, pakankamai daug, arba 169 eurus gaunat šiek tiek mažiau, bet irgi iš tikrųjų daug. Tai mano atžvilgiu pakalbėsim apie Find X Pro su papildomomis gėrybėmis. Tai yra tas brangesnis variantas, 129. Ir ką, pirmiausia apie patį detektorių. Detektorius yra pilnai narginamas, atėjo vandens sezonas, taip kad galėsit braidant vandenį. Turi 11 colių ritę, šiek tiek mažesnė negu Simplexuose, šiek tiek mažesnė negu Score, bet 11-ukas tai yra senas gaminys Noktos, kuris tikrai pasiteisino. Turim nebe baterijas, o turim akumuliatorių kraunamą. Turim 4 programas. Laukas, parkas, relikai ir, tiksliau ne relikai, o juvelyrika ir paplūdimys. 4 skirtingos programos. Minimaliai šitų visokių nustatymų. Tiesiog įsijungi ir eini. Trumpai prabėgam tada apie pačias techninės specifikacijas. Tai yra pilnai nardinamas. Su akumuliatorium, 11 colių ritė, 4 programos. Taip, turi programa pati, turi maksimum 4 tonus. Turi nuo 1 iki 99 ID, VDI šituos skaičiukus, turi pašvietimą ekrano, turi pašvietimą mygtukų, turi garso nustatymus. Realiai sakau, tai yra įsijungi ir eini. 4 programos, tai yra, dar dirba vienu dažniu, čia yra vienadažnis reikalas, dirba 15 kHz dažniu. Dažnis neblogas, tiek į gylį, tiek smulkiam daiktui, tai iš tikrųjų yra apie ką pakalbėti. Taigi, turim, pirmiausia yra laukas programa, tai yra 2 tonų programa, pati, sakykime taip, pati giliausia, pakankamai lėtas judėjimas su pačia rite, iš lėto, ramiai, tvarkingai, turim 2 tonus, tonai iki 15, jeigu neklystu, spalvinami juodai, ir tada visi likusiai spalvinami, sakykime, turi aukštesnį garsą toną. Tada turim parką, parkas turi 3 tonus, juvelyrika turi 4 ir turim tada beach paplūdimio programą, kuri yra skirta taip labiau mineralizuotiems gruntams. Pas mus tokių dalykų nėra, taip kad čia nežinau, ką su ją galima daryti, nebent galim pasižaisti iš tikrųjų prie vandens, ieškant santukų. 5 nustatymai jautrumo, tai yra nuo 0 iki 5, vartosi kaladėlės ir viskas važiuoja. Tada turim notchą, turim diskriminaciją, uždengimą tam tikrų segmentų. Tai galite įsijungti diskriminaciją, ir čia važinėjasi pirmin atgal per patį pultą. Turim ekrano pašvietimą, turim pinpointą. Iš esmės labai paprastas detektorius, labai viskas intuityviai ir paprastai susijunginėja. Pasibandysim mes po to, kai grįšiu iki namų,
nuvažiuosim prie testo duobės, pasidarysim jam dar testus, pasižiūrėsim, kiek jisai giliai rodo, ką jisai gali ant nailboardo ir ką, pasižiūrėsim, kaip jisai veikia. O iš tikrųjų, kalbant apie tai, ką mes gaunam už šitos pinigus, tai yra 170 eurų arba 200 eurų, tai mano galva, pasiimkit geriau, prisidėkit tos 30 eurų ir tikrai pasiimkit visus šitos daiktus, kuriuos matot. Tai yra papildomai gaunat kasimo peilį. Kasimo peilį aš pats naudoju irgi iš Noktos, tvirtas, geras, ypač jeigu kasinėjat kažkur tai ant pievų ar miškuose, tai šaknis jisai tikrai gerai praeina ir mažas duobeles tikrai galima su juo pasidaryti ir pasitikrinti. Tada dar čia lieka šitas juostelė užsegimas ant riešo, tiksliau ant dilbio, kaip čia šita vat juostelė. Aš beveik jos niekados nenaudoju, bet čia standartiškai būna. Tai kalbant apie tuos 30 eurų, tai už 30 eurų gaunat papildomai peilį kasimo, gaunat ausines. Šitas daiktas neturi Bluetooth, tai yra neturi bevėlio ryšio opcijos, tai yra gali tik tai turėti laidinės ausinės. Laidinės ausinės, pakankamai įdomios, ta prasme, jos skamba, jos labai gerai skamba ir jos veikia. Tam atveju, kad pasijungt, mes turim papildomą tokį šniūrelį, tai yra džeką, mažiuką. Ir tada mes kišamės ausines ir ausines pasijungiam į tą patį krovimo laidą, tiksliau krovimo jungtį. Ir tada galėsim vaikščioti su ausinėm. Aš šiandien vaikščiau be ausinių, vėjas pučia. Iš tikrųjų, ne lauko tokie smulkus šitie taikinukai, jie visgi nuplaukia, nes dinamikas visgi yra pačioj, kitoj pusėj. Taip kad geriau vaikščioti su ausinėm. Aš visiems, kas manęs klausia, ar su ausinėm ar be, tai tikrai su ausinėm. Su laidu gal ne tiek patogum bus, bet pasibandyti tikrai verta. Ir tada prie viso ko dar turim komplekte ir transportavimo krepšį. Transportavimo krepšiai, tai yra, kad nesivoliot detektorius bagažiniai kažkur tai numestas, tai galima drąsiai įsidėti transportavimo krepšį. Krepšys pakankamai paprastas, didelė rankena, sportuojantis galės ir savo daiktus susidėti kokią, nežinau, treniruotę einant. O toliau, krepšelis geras, viskas su juo yra gerai. Taip, kad parodom Noktos logo. Ir iš tikrųjų, ką žinau, už 200 eurų vertas daiktas. Ypač jeigu nenorit investuoti daugiau, pasižiūrėt, ar jums patiks šitas hobis, nepatiks. 200 eurų gal nėra tiek daug pačiai pradžiai. Pasižiūrėsit, esant reikalui, galėsit nusipirkti kažkokį tai rimtesnį aparatą, jeigu patiks. Toks, nežinau, negaliu sakyti, kad su juo neranda ir kad šitas daiktas neranda. Gali tikrai pakonkuruoti ir gal su truputėlį brangesniais, bet kaip vienadažnis pradinuko detektorius labai puikiai. Labai puikus detektorius, kaip visą laiką iš Noktos. Tvirtas, geras, rankena patogijo, taip kad iki susitikimo prie testo duobės ir prie nailboardo. Pasižiūrėsim, ką jisai gali parodyti ant šito, būtent pačiuose testuose. Taip kad iki. Su jumis buvo Tošis ir iki susitikimo. Ate.